Sveiki, aš išmaniųjų ekspertas Egidijus. Kviečiu susipažinti su Huawei P9 Lite. Huawei šiuo metu yra vienas iš sparčiausiai pasaulyje augančių išmaniųjų gamintojų, užtikrintai įsitvirtinęs tarp populiariausių. Nenuostabu, kad šiam gamintojui taip gerai sekasi. Tiems, kurie nori turėti aukščiausių parametrų išmanųjį, Huawei pristatė puikų flagmaną P9, o ieškantiems vidutinės klasės išmanųjų, kiek supaprastinta versija P9 Lite. Tai tikrai patrauklus išmanusis, netrukus apie jį išgirsite išsamiau. Dėžutėje tradiciškai randu išmanųjį, kroviklį, USB laidą ir ausines. P9 Lite yra labai panašios formos ir dydžio kaip P9, taigi ir rankoje guli taip pat maloniai. Įrenginio priekis pagamintas iš stiklo, nugarėlė plastiko, o rėmelis metalinis. Dešinėje yra jungimo ir garso reguliavimo mygtukai, viršuje prisijungia ausinės, o apačioje micro USB jungtis. Kairėje pusėje randu nano SIM ir micro SD kortelių jungtis. Beje, micro SD jungtį galima panaudoti ir antrai SIM korteliai. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad išmanusis turi du garsiakalbius, tačiau taip nėra. Čia garsiakalbis, o tai jį primenantis mikrofonas. Huawei P9 Lite 5,2 colių ekranas vienas geriausių savo klasėje. Dėl aukštos Full HD raiškos vaizdai ekrane atrodys detaliai. Ekranas spalvas perteikia ryškiai, gerai matomas žiūrint įvairiais kampais ar ryškioje saulės šviesoje. P9 Lite gali pasigirti ir talpia baterija. Efektyvus energijos paskirstimas ir naudingi energijos taupimo režimai jį padaro vienu iš geriausiai laikančių vidutinės klasės išmaniųjų. Galingumas yra kitas šio įrenginio pliusas. Viskas atsidaro ypač greitai, net jeigu naudojamas ir keliomis programėlėmis vienu metu. Su P9 Lite netruks ir pramogų. Išmanusis tinka ir naujausiams 3D žaidimams. Verta paminėti, kad P9 Lite leidžia mėgautis ir ypač sparčiu internetu, nes palaiko 4G+ ryšį. Išmanusis turi 16 GB vidinės atminties ir dar palaiko atminties kortelę. Taigi, jūsų failams vietos tikrai neturėtų pritrūkti. Dar vienas P9 Lite privalumas – piršto atspaudų jutiklis. Jis įmontuotas nugarėlėje, kaip tik ten, kur laikant įprastai atsiduria jūsų pirštas. Be to, jutikliu galima valdyti išmanųjį. Pavyzdžiui, pabraukus iš viršaus į apačią, išsiskleidžia pranešimų skydelis, o galerijoje pabraukus į šoną, pereinama prie kitos nuotraukos. Pagirtina, kad gamintojas pagalvojo ir apie melomanus. P9 Lite skleidžia itin aukštos kokybės garsą per prijungtas ausines. Kaip ir kitose Huawei išmaniuosiuose, čia įdiegta Android operacinė sistema su vartotojo sąsaja Emotion. Taigi, meniu ir jo valdymas gana modifikuotas. Pavyzdžiui, visų įsirašytų programėlių ikonos atsiranda iškart ant ekrano, todėl jis atrodo kiek perkrautas. Tačiau gamintojas įdiegė ir daugybę naudingų funkcijų. Pavyzdžiui, lengvai galite įsijungti vienos rankos režimą, pasiekti paiešką ar pasikeisti navigacinių mygtukų išdėstymą. Taip pat pagirtina, kad vos paspaudus kelis mygtukus galima pasirinkti geriausiai nuotaiką atitinkančią temą. Trumpiau tariant, išmaniojo valdymas kiek skiriasi nuo standartinio Android, bet turi daug naudingų funkcijų ir yra patogus. Tik reikia kiek laiko priprasti. Kameros yra taip pat itin konkurencingos tarp vidutinės klasės išmaniųjų. 13 megapikselių pagrindinė kamera, esant geram apšvietimui, fotografuoja tiesiog puikiai. Prastesnio apšvietimo sąlygomis padeda įmontuota LED blykstė. Bet labiausiai pagirti galima filtrų ir režimų gausą. Nebejoju, kad juos pamils mėgstantis fiksuoti įdomesnius kadrus. Priekinė kamera taip pat puikiai. Ji ne tik aukštos raiškos, bet ir turi išskirtinių funkcijų. Pavyzdžiui, galite susikurti tobulos asmenukės nustatymus, o išmanusis kaskart juos automatiškai pritaikys. Apibendrinant galima teigti, kad abi kameros tikrai geros, gal net geriausios tarp vidutinės klasės išmaniųjų. Mano išvada. Nenuostabu, kad Huawei P9 Lite greitai pamėgo vartotojai visame pasaulyje. Jis turi ryškų ekraną, talpią bateriją, geras kameras bei yra galingas. Šį įrenginį rekomenduoju ieškantiems vidutinės klasės išmaniojo, kuris būtų funkcionalus, greitas ir galėtų sklandžiai įamžinti kiekvieną akimirką.